Sveiki visi, su jumis aš, Nagulzas, ir šiandien žaisiu Kerbal programą. Tai ja, vienu žodžiu, darom visada, kaip visada, čiulpiam čiulpinuko. Gerai. Taigi, aš esu prapas šitam žaidime. Sako vyrukas, kuris nemoka nuskristi iki... Šiaip tai ne, aš moku nuskristi iki mėnulio, ką aš čia paistu vėjus, mano draugai nemoka. Bet sako vyrukas, kuris nemoka padaryti normalios lėktuvų. Nu, ką man padaryti, aš lopas esu, nepykite manęs. Tai jo, taip, aš žinau, kad žmonės, kiti vyrukai deda tuos va. O visą kitą tai aš pats mėgstu sukurti. Padėliau, va, taip va. Ir taip va. O, koks profesionali minimališkumas. Tai va, mano lėktuvas. Ten, ne, juokauju. Pup. Tai dabar pasiėmam... Jėzas. Simetrija. Bum. Dabar išjungiam simetriją, pasiėmam... Kamdu, papa. Dabar pavadinkim šitą šuduką. Nors aš dar jau per daug nepridėjau, bet pavadinsime Jetsu. Ką žinau. Jetsu. Vombo. Ir kažką tu dar reikia. Ai, greičiausiai reikia... Taip va padarom. Dabar ratai, pats šudiniausias daiktas. Kur raktai, raktukai, raktai. Kaip norit vadinkit, aš jūs vadinu raktukais. Gerai, man atrodo pakanka... Oi, ne, nepakanka iš tikrųjų. Reikia daugiau ratų, va. Elektrai daugiau netrūksta, tai jisai ir skrendam. Okei. Gerai, tikėkimės, kad to nematė. Ir sakykimės, vėl sugrįžome. O, dieve. Gerai. Pagaliau pirmą kartą skraisime šitą bad boy, what you gonna do when they come for you, bad boy, what you gonna... Gerai, baigiam dainuoti. Dabar normaliai atrodo. Viskas normaliukas. Taip, skrendam netiesiai. Nežinau, kodėl mes skrendam netiesiai, bet... Man tai labai nepatinka, karočią, skilam, oh my god, pirmą kartą mano lėktuvas taip gerai pakilo, tai. Uhu, aš krentu į žemę, o dieve, nope. O dieve, ir... Suspręsk, ar noriu daryti tada backflip, paskui, ne, sėsas. O dieve, pakilk! Aaaa! Gerai. Nelabai kas išėjo.
Ir nieko kaip aš čia neveikiu. Nu tai kam aš susifilmuoju šitą video, jeigu aš nieko normalaus neveikiu. Ką čia galėtume padaryti? Tai ne čia. O tėva, kaip čia, jo, tėva, paskui, čia bus galima sakyti kaip ginklas, nes nežinau. Nu gerai, все, поехали, žiūrim. Šitą. Ir sugrįšiu, kai bus ant to. Ant pakilimo takelio turėjau omeny, ate. Ir mes vėl sugrįžome vėl ant pakilimo takelio, vėl laukiam savo mirties. O šiaip, jeigu mano, kad čia yra normalus video, tai žiauriai klystate, čia tiesiog paprastas, ką žinau, darau, ką noriu, nes gyvenu kaip profesionalas, aš gyvenu kaip noriu, darau kaip noriu, greičiausiai tai nusiusiu draugui, įvertinsiu jisai mane, paskui aš eisiu kurti video, jisai greičiausiai, o dieve, man tai labai nepatinka, kad ten yra tų. Ir mes vėl skrendame. Woo! O, čia bam! Jei, ginklai taip gerai veikia. Kartais norėčiau, kad vėl sugrįžtų sena sistema, kur būdavo. Ant seno, kur buvo Space Program, kur visai, kad tiesiog paspaudai, kur tiesiog paspausdavai, kur galėdavai paspausti SS ir jisai net nesisuktinėdavo. O dieve, kas čia per šūdama? Kaip? Tik šiaip nėra, eik tu savo. O dieve, skrisk. Aš net nieko nedarau dabar, matau kokia gera raketa. Nepaisant jų visų blogų šūdelių, tai mes coming for a landing. Bent jau bandysime. Bet aš dar žinau, kad aš niekada ten nesu buvęs, aš žinau, kad ten kažkoks tai easter eggas. Nežinau. Bet pažiūrėsim. Taigi mes skrendam, lėkim ten. O ten matosi pasaulio pabaiga. Taigi skrendame mes su tavim įvijai, nieko gero nematai. Aš kur fainas kažkaip lėktuvų, dar nežinau, kažkodėl tai. Dabar šitas lėktuvas greičiausiai subirės. Labai pam.